Sveiki ir vėl. Tai ką, 4 diena, žengiam dar vieną labai svarbų žingsnį į priekį, dar 1% tampam geresni šiandien. 1 dieną mokinomės kvėpuoti, turėjom keletą dienų papraktikuoti, pakvėpuoti pilvu, diafragmą panaudoti, šonkaulius kvėpavimui, o ne viršutinę kūno dalį, pečius, sprando raumenis. Toliau mes ką darėm, atsistojom, išmokom kaip reikėtų atsistoti ir subalansuoti visą kūną, panaudojom tam trikojį, pėdą, atkreipėm dėmesį į pėdą, atsisėdom, susiradom sėdikaulius. Tada atidarėm atidarėm, patraukėm pečius atgal, mentis suspaudėm, žemyn, palaikėm kelis kartus, šiek tiek išlaisvinom pečius, atidarėm krūtinės ląstą, lengviau kvėpuoti. Dabar einam prie dar vieno labai svarbaus dalyko - galvos. Mūsų galva pasvirus į priekį ir su kiekvienu tuo centimetru mes dvigubinam apkrovą, kaklo, sprandas, galvos skausmai, skaudus sprandas, pečiai. Ir šiandien mes tai pataisom tokiu paprastu judesiu. Patraukiam smakrą, barzdą atgal, padarom tokį lengvą pagurklį. Patraukiam atgal ir įsivaizduokit, patempiam save už siūlo, už viršugalvio šitaip į viršų. Va taip. Taip, toksai lengvas pagurklis. Patempiam, jausi tokį lengvą tempimą galinėje kaklo daly. Ir jeigu nori dar tiksliau pasižiūrėti, kaip tai padaryti, atremkim kulnis į sieną. Kulnis į sieną, sėdmenis atremiam į sieną, pečius ir pakaušį. Va šitaip. Į sieną ir tada lengvas pagurklis. Jausit lengvą tempimą galinėje kaklo daly. Šitaip įtempiam, palaikom 5-10 sekundžių, tada pasitraukiam, atsipalaiduojam, jei neturit sienos, kažkur po ranka, nors abejoju, rasit kažkur atremti kulnis ir pakaušį, bet jeigu neturit, galit paprasčiausiai stovėdami. Patempiam atgal, padarom lengvą tokį pagurklį ir tai yra mūsų nauja galvos padėtis. Nereikės vaikščioti taip, aišku. Bet mes čia atliekam tokį kaip ir tempimą. Įtempiam galinius kaklo, giliuosius kaklo raumenis. Patempiam, palaikom, krūtinė atverta. Atkreipiam dėmesį į galvą, patraukiam tą galvą atgal. Nevaikškim taip, nuleidę galvos į priekį. Mes kalbam čia apie energiją kasdien. Ta mūsų šita laikysena tikrai nei mūsų puošia, nei dadada mums energijos. Tai žodžiu, dabar mūsų užduotis patraukti smakrą atgal ir pastatyti galvą į vietą. Pasipraktikuokim šitą. Palei sieną, atrėmę kulnis, klubus, pakaušį, patemkim, palaikykim kelias sekundės ir vėl atleiskim. Po truputį galva atsistos iš šitos padėties į šitą ir pamatysit, sutaupysim labai daug energijos ir atrodysim gražesni. Tai yra jūsų 4 žingsnis. Kaip visada prašau, pakomentuokit, padarėt, jūsų mintys, pojūčiai, idėjos kažkokios, padiskutuokim, jei kas neaišku.